Su Martinu esam Agritechnikos parodoje ir atvykome į Case standą, kur mūsų laukia jau Dotnuva Baltic kolektyvas, kuris ir pristatys šioje parodoje esančias naujienas. Naujoji Puma tai pats populiariausias Lietuvoje ūkininkų traktorius. Traktorius ypatingas. Tai tuom ypatingas, kad traktorius turi naują širdį, naują variklį, tai yra 8,7 litrų litražo variklis. Subalansuota ir moterims. This is Andrei, our region director. Pirmiausiai pradėsim nuo panašaus, su kuo pats darbuojasi, su dabartinė naujiena. Po to pereisim prie AF10. Ateities modelio. He's very interested. We can't get him away. I think he really likes to have this cab at home. Take off the cab from the combine, put it into a lounge room, and he'll sit there all the time, I think. Jolanta, einam, tau parodysiu, ko dar nesimačius. Yra kaip dabar naujosios išmaniosiose mašinos lidaro sistema. Naujinta Kverneland Optima tiksliai siejamąją. Sumo labai pasiteisinusi siejamoji mūsų ūkyje. Nauji Kverneland kompiuteriai su begalė funkcijų. Mane stovi naujasis Vanguard modelis. Svarbiausia, kad pirmiausia, mūsų lojaliausi klientai ateina pas mus tiesiai į standą. O Dieve, pažiūrėk. What? Fuck waiting for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door. It's real with the non-stop pop-up stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I'll make a motherfucker wonder if he did damn right, and I'll do it again. Oi, Sveikas, labas, Jolanta. Smagu susitikt. Agritechnikoje, Vokietijoje? Vokietijoje. Kaip kelionė? Labai gerai. Atvykom pažiūrėti, ką turi naujo pristatyti Case. Ir Dotnuva Baltic. Ir Dotnuva Baltic. Tai sveiki visi, tikrai smagu, kad atvykote pas mus ir svarbiausia, kad pirmiausia, mūsų lojaliausi klientai ateina pas mus tiesiai į standą. Tai visą kelionę pradėsime nuo Case AH, o užbaigsime visais kitais mūsų brandais Kverneland, Agrifax, Silo King, Einbach ir daugelį kitų, kuriuos galite sutikti čia parodoje, pamatyti pačias didžiausias naujienas ir sužinoti tai, kas ateinančiais metais atvažiuos į Lietuvą, į Pabaltį, o gal ir į kitas Europos šalis. Noriu pristatyti pirmiausia patį standą. Pats standas, nuo ko jis prasideda, Jolanta. Tai jis prasideda, čia mes esame pačioje širdyje. Ten, kur mes turime visus smegenis, kaip matom, mes turime telematikos sistemą, mes turime automatinio vairavimo sistemą, mes turime valdymą visą traktoriaus ir informaciją, kur jisai buvo, ką jisai nudirbo ir panašiai. Tai čia yra mūsų valdymo centras, kur mes žinome labai aiškiai Visi smegenys. mūsų našumo technikos, jeigu iškyla problemos, tada mūsų servisas gali reaguoti. Ir tada, kai matome jungtys, visos raudonos jungtys, takai jungia į visas naujienas. Tai faktas, keistas, tai yra numeris 1 traktorius ir visa gama prasideda nuo naujos Pumos, short wheelbase, tai trumpos bazės. Toliau, aišku, 260 serija, kurią jau mes matėme Lietuvoje. Naujas Magnumas 405, šiek tiek galingesnis. Žinoma, pati vis tiek svarbiausia naujiena tai yra mūsų Optimas 440, apie kurį daugiau papasakojame. Tai galingiausias Europoje gaminamas Case traktorius, kuris tikrai vienas iš tinkamiausių Lietuvos ūkiams, sakyčiau. Universaliausias ir lauko darbams, ir dideliems transporto darbams, kada reikia didelę, sakykime, siloso priekabas vežti, kada reikia srutų bačkas irgi įterpinėti, vežti, tai tas traktorius tikrai yra universalus labai transporte ir žinoma lauko darbuose. Sėjai, žemės dirbimui ir taip toliau. Vien žodžiu, tai gali būti pagrindinis traktorius jūsų ūkyje. Tikrai taip. Ir aišku, mes turim flagmaną 780 kvadreką, naujieną mažiukas teleskopinis krautuvas 626. Dešinėje mes turime mažuosius traktorius. Tai reiškia mažiems ir vidutiniams kaip tik ūkiams, gyvulininkystės ūkiams. Mes turime Farmal A, Farmal C, kuriuos turėjom, bet jie atnaujinti. Ir svarbiausia, mes turim visiškai naują Farmal M. Tai apie traktorius jums plačiau tikrai galės pristatyti mano kolega Marius. Labai gerai. Bet čia dar tik pusė stendo ir kiek laiko atrodo aš pasakoju. Ar jums užtenka traktorių, Jolanta, ar tik su traktoriais dirbat?
Ne, tikrai ne. Turim 3, netgi 3 keis kombainus. Vis dar 3. Vis dar ir turim Kvernelando siejamąją, turim skutiką. Vienu žodžiu, mūsų kiemas vis dėlto yra 98% Dotnuva Baltic. Tai va. Ir keis. Tai jeigu kalbam toliau apie keis standą, tai mes pereinam į šią pusę. Pavyzdžiui, antra pusė stendo yra skirta visai kitai keis technikai. Tai reiškia, čia mes turime kertuotų kvitkų presą, kuris yra su automatinė sistema ant traktoriaus, kuris reguliuoja traktoriaus važiavimo greitį pagal pradalgės dydį. Kažkokia yra naujiena. Čia yra naujiena, jau ji porą metų pristatyta ir dirbanti laukuose, lauko sąlygom. Toliau, aišku, eina apvalių ritinių presas, dvigubo našumo. Naujiena Europoje, iš tikrųjų, aišku, Europos Sąjungoje mes jo negalime naudoti, tai yra savaeigis purkštuvas. Amerikoje labai populiarus, labai pasiteisinęs ir kokybiškas daiktas, bet dėja jį galime pristatinėti tik tai į Ukrainą ir į ne Europos Sąjungos šalis. Tai galim pasižiūrėti, gal ateityje turėsime ir pas mus, bet kol kas tai yra tik tai pamatymui platesnės gamos mūsų produktų. Nu ir aišku, patys geriausi ir nuostabiausi dalykai, turbūt Martyno mėgstamiausi, sakyčiau, pačiam stendo pakrašty, bet kadangi jie yra didžiausi, tai jie išryškina visą keiso galybę, nes visgi keisas tai yra rotorinis kombainas. Tai viskas prasidėjo nuo rotoriaus, visa sėkmės istorija ir nuo derliaus dorojimo mašinų. Tai Paulius jums viską pristatys, papasakos tas pačias pagrindinės naujienas. Ir dar įdomumui, kaip visada keisas nėra tik tai apie padargus ir techniką, bet jie yra išskirtiniais technikos gamintojai. Tai jeigu prieš 2 metus agritechnikoje mes turėjome cukranendrių kombainą, tai yra savaeigis, unikalus cukranendrių kombainas, kuris cukranendrės nuima, susmulkina ir paruošia cukraus fabrikui. Taip. Tai šiandien dienai mes turime užuominą į medvilnės kombainą. Čia jo nėra dėja, bet yra medvilnės įrengtas ekspozicija, stendas, kadangi keisas irgi gamina medvilnės rinkimo kombainus. Tai yra unikalūs kombainai, kurių dėja mūsų regione nereikalinga, mes tokių dar kultūrų neauginam. Medvilnės dar neturim, bet aš manau, čia vėlgi ateitis, dangi. Keičiantis klimatui, galbūt, bet turbūt dar toli iki to. Greičiausiai keičiantis klimatui mes turim, ką artėjam prie sojų, ne šiek tiek populiarėja, bandome kažkiek tai avindžirnių, dar kažkokių sorgų ir panašių kitų kultūrų. Bet kukurūzai labai įsitvirtinę. Kukurūzai tikrai, jeigu paimsim prieš 20 metų, tai buvo pakankamai tikrai mažai ūkių, kurie kukurūzą kuldavo, tikrai vienetiniai ūkiai. Šiandien dienai mes matome, kad kukurūzas tampa labai populiarus ir džiovinimui, ir tiesiog grūdainiui gaminti ir panašiai, ir plotai plečiasi. Kitais metais planuojam kaip tik kažkiek pasibandyti sojos, nes reikia nuo kažko pradėti nuo mažesnių dalykų, kad įsitvirtinti. Tai kažkiek turėsim sojos. Tai keis kombainai, rotoriniai, kaip suprantu, idealiai tinka būtent šios kultūros nuėmimui. Tikrai keis kombainai, kaip ir sako, rotoriniai ankštinės kultūras nesužaloja, mes turime geresnę kokybę. Taip. Ir turbūt vienas iš geriausių jūsų sprendimų priimtų praeitais metais, tai yra Magdon lanksti pjaunamoji. Taip, nes soją mes pjauname praktiškai 5 cm aukštyje, 3 cm aukštyje. Taip, nes o mūsų pjaunamoji gali nupjauti ir 1,5 cm aukštyje, tai tada nepaliekam jokių nuostolių. Tai yra unikalu ir tikrai ūkininkui padeda pasiekti, o sojoje ir būna pagrindinė problema. Jeigu pjaunam su standartinė pjaunamąja, niekada mes nesurinksim apatinių ankščių. Ir turime praktiškai kokią 30% didesnius nuostolius. Ar žinot, kolegos, kokį reikia rinktis kombainą? Tik keis rotorinį. Ir kokią pjaunamąją? What? Fuck waiting for you to get it on your own. So Niels, good to be here. Yeah, it's lovely. In Germany. It's the best in the world. So very nice to see the new 7160 here. So maybe a few comments for
our customers, farmers in Lithuania and Baltics. So what new we see here, and why case also? What new have case here in this model, and what is the future? Yeah, that's a very good question, really. And we must say that now we have even more axial flow combines to offer, really. We have 3 different model series now. So we have the 160 series, the 260 series, and the AF series. But for sure, right now we're looking at this one, aren't we? And Martinas looking. Oh, Martinez, yes, he's very interested. We can't get him away. I think he really likes to have this cab at home. Take off the cab from the combine, put it into a lounge room, and he'll sit there all the time, I think. Because this is the best cab you can get with the best comfort, for sure. That is still the same. There's no problem there. That's what we're known for as axial flow. But Paulius, what is it that we need to speak about, really? Because you have already in the Baltics, you have the 130 series, you have the 140 series, 150 series, and now we have the 160 series, which has, should you say it? Yeah, so please introduce this. Yes, the introduction for this, we have now Harvest Command on this combine. So that means we have automation. That means that you can sit even more in the cab and be relaxed and just sit and say, this is lovely. We're just harvesting lots of tons, you know. So no, the automation Harvest Command is that it adjusts the combine to the conditions that you get the most capacity out of your combine. And it does it automatically. So you can just tell the combine if we're harvesting barley, or we're harvesting wheat, or we're harvesting canola or rapeseed, depends on how you say it. So the combine is thinking more. And everybody today loves to say artificial intelligence. Well, maybe it's not completely right, but you have some intelligence which is looking at the crop, health and so on, and how nice it is, and it'll adjust the combine accordingly. So axial flow, yes, is always known for no cracked grain. That's the right thing. So the grain tank is always nice and clean. Sorry, I'm talking too much. Pauliau, kuom skiriasi nuo mano kombaino? Tai- 7160, čia žiūriu, nedaug kuom skiriasi. Pagal techninius parametrus tai realiai yra labai viskas panašu, turim tik tais didesnio bunkerio talpą, tai beveik 1000 litrų. Ir tai automatiškai pagrindinis dalykas, ką ir minėjo pats case atstovas, tai pagrindas yra Harvest Command sistema. Nuo šiol turime automatiką ir 160 serijoje, tai realiai yra fokusas į tai, kad... Čia ta vadinama robotai, jo? Taip, būtent taip, kad operatorius, sakykime, galėtų daugiau fokusuotis tiesiog į pjaunamąją, o nebereikėtų keisti parametrų, keičiantis darbo sąlygom. Jis tiesiog gali, kaip ir minėjau, nusistatyti, pasirinkti kultūrą, pasirinkti pagrindinius parametrus ir tada kombainas pats automatiškai parinkinėja tiek rotoriaus ūkius, tiek ventiliatoriaus ūkius, tiek sietų atidarymą. Dar biškį pertrauksiu, čia visi tie automatikos, kas buvo 7250 serijoje. Taip. Sukelti į pirmą. Taip, tai būtent 250 serija, kurioje prasidėjo Harvest Command sistema, tai atnaujinta versija, kuri atėjo į AF modelius, į 260, taip pat turim 160 jau serijoje. Tai yra vėl, kaip jisai ir sako, va tas kabinos komfortas, kurį keis turi, daug vietos, patogumas, tai automatika irgi yra vienas iš tų dalykų, kuris dar duoda realiai pačiam operatoriui dar daugiau laisvės, fokuso, daugiau valandų išdirbti, daugiau paimti derlių. Iš techninės pusės, kas nors kitaip? Jis vis dar tas pats senas, geras, paprastas, ar čia jau prikišo, ko nereikia? Tai pirmiausiai turim papildomą opciją, galim užsakyti įlipimą. Čia po kokių 40 metų man reikės tokio įlipimo. Tai va, čia kieme pasistatom, nereikia. Šita opcija man patinka, o prie senesnio modelio galima prikomplektuoti? Žinoma, rastim variantą. Dar naujesnė versija bus liftas, bet turbūt... Aš sakau, biškai kažkaip taip senamatiškai norėtųsi, kad būtų kaip elevatorius. Bet patikimiau. Bet jeigu grįžtant prie pačios mašinos, tai būtent iš techninių dalykų, tai pagrindas, aišku, yra su automatika atsirado keletas papildomų daviklių. Tai davikliai tai yra būtent rotoriaus nuostolių, taip, kuris jau yra
perkeltas daugiau. Senuose būdavo čia. Taip, tai jisai dabar jau yra perkeltas arčiau pobūgnių tam, kad tiksliau ir greičiau nustatinėtų kintančias sąlygas. Tai būtent pagal tai keičiasi pagal tai rotoriaus sūkiai, taip pat pobūgnio tarpas arba tie patys sietų atidarimai. Toliau, aišku, imant, turim opciją, kuri irgi yra tikrai svarbi ir darosi neatsiejama, kaip ir 250 serijoje turėdavom, kad išsilyginantys sietai. Tai čia turim Cross X-Flow sistemą, kuri kompensuoja kombaino pasvyrimą. Tai nėra kažkoks, sakykime, kad kalnuota, nekalnuota. Tai yra tam, kad visą laiką masė būtų tolygiai paskirstyta ant sietų. Ir aišku, bunkerio talpa. Bunkerio talpa padidėjo, bet čia yra tiesiog, sakykime, konstrukciniai pakeitimai. Bet realiai visa perdava rotoriaus išlieka ta pati diržinė, toliau kas perkulimą turime kitoje pusėje, sietai, kaip minėjau, su cross-flow sistema. Tai vienintelį ir matau skirtumą. Taip, tai čia, kaip minėjau, šičia yra sumontuotas cross-flow X sistema, kuri kompensuoja kombaino posvirį. Taip pat dar turim vieną momentą. Tai vis aktualesnis dalykas yra daugiau diskutuojama apie šiaudų paskleidimą, paskirstymą. Tai turime tiesiog iš kabinos nusistatomas plotas paskleidimo pagal pjaunamąją, tada masė nukreipiama pelai arba smulkinta masė nukreipiama ant šitų diskų, kurie paskleidžia. Bet kada eina kalba, nes dabar vis daugiau tiesiog yra kalbama apie šiaudus, tai būtent šiaudų surinkimui turim papildomą naują opciją, tai yra būtent volas, kuris šiaudus patenkančius keliaujančius į pradalgę, šitas rotoris, jisai juos truputį pakedena tam, kad nebūtų jie supučiami į vieną pradalgę, o jie tolygiai gražiai gultų į vieną tvarkingą pradalgę. Tai tas, toks, sakykime, irgi momentas, kuris yra klientam reikia to, gamykla girdi, daro pakeitimus. Viršui kažkas nauja yra, ar ne? Tik tais padidinta bunkerio talpa. Visas priėjimas prie variklio išlieka viskas identiškai. Taip. Čia turime pagrindinį Harvest Command sistemos mazgą, tai yra infraraudonųjų spindulių kamera, kuri kiekvieną kartą imdama mėginius drėgniui nustatyti, skanuoja ir grūdų mėginį, nustatydama šiukšlingumą, skaldytų grūdų kiekį ir, sakykime, priemaisus. Tai pagal tai informacija keliauja į monitorių, į kombainą ir jisai atlieka tam tikrus pakeitimus, ventiliatorius, rotoriaus sūkiai. Ventiliatorius hidraulinis, matau, jau nebe diržinis. Taip, kad efektyviau ir greičiau keistų ventiliatoriaus sūkių, taip automatiškai jisai jau turi hidraulinį ventiliatorių. Tam, kad greičiau prisitaikyti prie kintančių sąlygų. Čia naujesnė programa, ne? Taip, tai čia turime naujesnę programą, kuri tiesiog jau kartu įdiegta ir Harvest Command sistema. Tai kaip ir gamyklos atstovas minėjo, Case atstovas, kad turbūt svarbiausia yra, kad kabina išlieka, jinai tokia pat, erdvi, suprantamo, logiško valdymo, kas pažymėta spaudžiant tą ir, sakykime, kombainas atlieka. O čia turime pagrindinį meniu, kuriame turime kombaino darbinius parametrus. Tai pirmiausiai, tai pasirenkant kultūrą, pagal kultūrą pats kombainas nusistato pagrindinius parametrus, o jau dirbant autonominiu režimu mes galime
pasirinkti kiekvieną parametrą, tai rotoriaus nuostoliai, perkūlimas, sietai, kuriuos mes norime suaktyvinti, padaryti didesnį fokusą į juos ir būtent taip leidžia iš kombaino išspausti, pasiekti su juo dar daugiau, būtent kad tiesiog fokusuojamės į didesnį našumą, mažinam nuostolius arba leidžiam kažkokį protingą tai ribą ir viskas. Ir visas valdymas išdėstytas vėl ant porankio, rotoriaus įjungimas, pjaunamoji, rotorius, sietai, šiaudų tvarkymas. Tai yra loginis išdėstymas tam, kad operatoriui būtų paprasta ir greita valdyti, atlikti visas funkcijas. Tai turime AF10 seriją, AF10 modelį. Tai būtent toks Lietuvoje pirmą kartą šiemet darbavosi ir Lietuvos laukose, Lietuvos ūkiuose. Nepaslaptis ir atvažiuoja į keletą tokių šiemet į Lietuvą jau pas klientus. Ir momentas turbūt tai, kad irgi didėjam, poreikis pjaunamosiom didėja, našumui didėja, tai čia ir yra, ką pristato būtent Case, tai yra šitie modeliai, kur pagrindas vis tiek išlieka vienas didelio diametro rotorius su tiesioginė perdava į patį rotorių, tai duoda didelę sukimo jėgą, didelę galią, kas būtent yra labai svarbu drėgnom sąlygom, nes būtent šiemet tą pastebėjom, kad tikrai turim pranašumą su vieno didelio diametro rotoriu, nes jis turi didesnį sūkio jėgą. Taip pat sietų plotas 8,76 kvadratinio metro, kuris dar turi ir už pačio rotoriaus jau nebe smulkintuvą, bet biterį. Biteris permetinėje ir jisai atlieka perkūlimo funkciją. Tai jeigu dar kažkas yra neiškulta ar neseparuota iš pačios masės, tai dar atlieka paskutinę separaciją ir tas pobūgnis dar atlieka perkūlimą, kratomoji lenta stovinti gale dar grąžina masę ant sietų. Tai tas uždaras ciklas, ką šiemet bandėm prie pačių sudėtingiausių sąlygų, kur jau baigiam kult apie 11 valandą, jau kaip sakyti, rūkas, viskas, jau rugpjūčio mėnuo, niekaip ta prasme, daugiau kaip 0,5% nuostolių nepasiekėm, kur kviečių derlingumas siekia ten 8,5 tonos, ką rodė. Instrukcinių pakeitimų turim, atnaujinta, bet pagrindas vis tiek. Rotorius, vienos didelio diametro, sietų sistema atnaujinta su taip pat cross-flow jau sistema, jau turim nebe išsilyginančią, bet su šoninio kreipimu. Tai būtent šita sistema jau leidžia ne iki 12, o iki 28% posvyrio kampą išlaikyti tolygiai masę ant sietų. Toliau elevatorius, vėl bunkeris, tai turim būtent jau čia 20 000 litrų bunkerį ir ką išbandėm, tai būtent yra iškrovimo greitis. Tai kad visiems būtų aiškiau, tai kaip mes turėdavom 9.250 serijoje, tarkime, ar 8-tukė, iškrovimo greitis realiai yra 100 sekundžių, taip ir čia iškrovimo greitis yra 100 sekundžių. Bunkeris yra iškraunamas lygiai per 100 sekundžių.
Tai va čia yra irgi svarbus parametras tam, kad greitai ir našiai dirbti. Aišku, kaip ir ankstesniuose modeliuose, sraigė turi dvigubą iškrovimo pavarą tam, kad galėtų operatorius, jeigu ten jau priekaba pilna, galėtų nestabdydamas atjunginėję bunkerį esančias sraiges, išsivalo sraigę, važiuoja kombainas, toliau dirba, užlenkinėja tuščią sraigę, perkrovimo priekaba važiuoja savais keliais. Ir apimant, aišku, kombainas vienas dalykas, bet prieki kombaino yra tas šaukštas, pagrindinis elementas, kuris turbūt, šiai dienai, nežinau, kokį be paimsim kombainą ar gamintojo, ar kokio našumo, tai čia yra, kaip sakyt, kombaino dalis, nuo kurios priklauso realiai kombaino našumą. Nes pati galingiausia, koks bebūtų jis kombainas, jam užtikrinti tą maksimumą, tai būtent reikia pastovaus masės padavimų. Tai būtent tolygaus ir būtent čia turim vėl, čia būtent yra 50 pėdų pjaunamoji, virš 15 metrų darbinio pločio. Tai būtent ką ir šiemet pamatėm, kad svarbiausia visos pjaunamosios gerai dirba geromis sąlygomis. Bet sudėtingomis sąlygomis ne visos pjaunamosios gali dirbti. O McDonald's būtent su savo mechaninė konstrukcija, mechaniniu kopijavimu išlaiko tą pastovų tolygų darbą ir pačiuose sudėtingiausiose sąlygose. Tai ne vienas Lietuvos ūkis jau, kaip sakyti, pasičipavo savo kombainą bet kokios spalvos, užsidėdamas būtent tokio tipo. Jo, būtent užsidėdamas McDonald's pjaunamą. Naujoji Puma, tai pats populiariausias Lietuvoje ūkininkų traktorius, Puma mažoji. Tai keičia nuo Puma 140 iki Puma 175 modeliuką. Naujasis tai yra nuo Puma 155 modelio iki Puma 185 modelio. Tai traktorius turi visiškai atnaujintą kabiną, atnaujintą priekinį tiltą, priekinę pakabą naują, priekinio variklio gaubtą, galinės poras naujas. Ir šitas traktorius dar tik pasirodys ateinančių metų viduryje. Welcome, thanks for coming. This is Andrea, our region director. The most important development we've been introducing in the market, the 440 horsepower. Traktorius ypatingas. Tai tuom ypatingas, kad traktorius turi naują širdį, naują variklį, tai yra 8,7 litrų litražo variklis, naudotas Magnum traktoriuose. Tai ratų bazė jau traktoriaus šito kaip Magnum 315, turi visiškai atnaujintą priekinį tiltą, kabiną iš Optumo ir galingumas galimas nuo 360 arklių, sekantis yra 390 arklių ir pats didžiausias 440 arklių. Bazę turim 3,15 metrų. Variklio gaubtų negaliu pakelti, bet čia po juos slepiasi 8,7 litrų 6 cilindrų variklis, naudotas Magnum traktoriuose. Nepriklausomas priekinis amortizuojantis tiltas. Traktoriui net matome priekinį darbinį, kas amerikonam nėra įprasta, tai europiečių ūkiuose labai naudojama. 60 km per valandą greičiu jisai važiuoja? Taip, traktorius gali važiuoti 60 km per valandą greičiu. Dėl to, kad keiso pavarų dėžė sukurta ir jinai gali net važiuoti 80 per valandą greičiu, bet dėl saugumo jinai yra apribota. Tai dar turim vieną iš naujienų, tai yra automatinių padangų pripūtimą. Tai viskas yra integruota, nėra jokių išlindusių vamzdžių ir panašiai. Turim patogią įrankių dėžę. Tai jeigu mums prireikia kažkokio rakto, pilnai prašom, o jeigu išsipurvinam, čia galim rankas nusiplauti. Subalansuota ir moterims, ne tik vyrams. Turim aktualus traktoriaus grožis. Tai šiame modelyje jau matom atnaujintas galinės lempas. Labai gražios. Labai. Traktorė dar yra nauja hidraulinė kabinos amortizacija. Tai kabinos amortizatoriai stovi visai kitų kampų ir žymiai efektyviau dirba. No. Just a second, please. Just a second. Taip, turime visiškai naują porankį. Jau aišku matytom Optum serijos traktoriuose.
bet jeigu lyginam su senesniais modeliais, tai toks tikrai nebuvo. Tai patogus multikontrolerinis porankis, kuriame galima pasileisti tiek navigaciją, keisti važiavimo kryptį, keisti važiavimo greičius. Taip pat 4 programuojami mygtukai, galinė pakaba, poros, viskas valdosi per šitą porankį. Užsikūrė start mygtuku, kaip naujose automobiliuose. Viskas labai apgalvota ir labai patogu. Einame, Jolanta parodysi dar patį galingiausią keisų mašiną. Tai yra 785 arklio galių vardinė galia Quadrac traktorius, kuris išvysto 853 maksimalius arklius. Tai šitas traktorius pasižymi tuo, kad turi vikšrų amortizaciją. Tai tam, kas jau buvo nepatogu važiuoti, tai dabar šiuo atveju daug patogiau važiuoti. Vienu žodžiu, nebekratys. Ant kelių. Nors traktorius turi ir kabinos amortizaciją, bet ir turi dabar vikšrinės važiuoklės amortizaciją. 15,9 litrų 6 cilindrų variklis. O Dieve, pažiūrėk. Keis turi ir tokie mažiems žmonėms kaip aš traktorių, žinokit. Kviečiau įlipti. Farmala serijos traktorius. Traktorius, kuris turi 90 arklių, 100 ir 110 arklių modelius, 3,6 litro variklį 4 cilindrų. Paspaudžiam stabdį ir traktorius sustoja, nereikia sankabos pedalų nuspausti. Kaip tik man. O šalia manęs yra Farmala M serijos traktorius, irgi visiškai didžiausia naujiena Hanoverio parodos. Tai yra traktorius su pusiau automatinė pavarų dėžė, kuris turi 16 pavarų į priekį, 16 atgal. Taip pat traktorius gali turėti priekinį amortizuojantį tiltą, kabinos amortizaciją, tai maksimaliam komfortui operatoriaus. What? Fuck waiting for you to get it on your own. Jolanta, einam, tau parodysiu, ko dar nesimačius. Rodyk. Keisas pasistatė savo stendę kvadratinį presą, bet gal ne kiek presas aktualu, o kiek tas daiktas, kuris ant kabinos sumontuotas. Kas čia per daiktas? Labai gražiai blizga, žinau. Taip, tai čia yra kaip dabar naujosios išmanuosiuose mašinos lidaro sistema, kuri matuoja saulės apšvietą ir kas traktoriui priekį darosi. Ji matuoja tavo pradalgės dydį, kur jį krypsta ir pilnumoje palei tai, ką jį mato traktoriaus priekyje, valdo patį traktoriui presavimą. Praktiškai tai lauką atvažiavus, to nieko traktoriui nebereikia daryti, jis pats vairuoja, pats greitina, lėtina, palei tai, kokią tu turi šiaudų pradalgę suguldytą lauke. Tai čia jau mūsų ūkininkų gerai pažįstamas presas kvadratinių ryšulių. Lietuvoje vienas populiariausių iš mūsų gamos kvadratinių ryšulių presų, dėl to turbūt, kad prieinama kaina yra tinkama kokybė. Jis turi tandeminę važiuoklę, masyvų smagratį, supresuoja šiaudų ryšulius. Palei pasirinktą ilgį gali siekti iki 800 kg ar net tonos, jeigu pasirinktumėm HD versiją. Taip pat keisas šiemet atnaujino jau puikiai mūsų rinkai pažįstamą diržinį presą. Pristatė 6 seriją, tai 4, 6 reiškiasi rulono dydis pėdomis ir 6 serija. Anksčiau būdavo 5, dabar 6. Kas pasikeitė? Iš išorės gal tiek skirtumų ir nerasim, bet pagrindiniai visi skirtumai yra viduje. Dėl apšvietimo, iškepimų išvedimo palengvėjo pats preso aptarnavimas, taip pat visi mazgai, pavaros, būgnai, goliavitės, visas iš pagrindų yra atnaujintas. Tai presas iš išorės gal ir atrodo kaip ir senasis modelis, bet viduje visi mazgai yra nauji. Šitas presas sudarytas, kad jis būtų dar patikimesnis ir našesnis ūkininko laukuose. Dabar einam į Kvernelando ekspoziciją. Kvernelant X traktorių purkštuvai tikrai gerai žinomi Lietuvoje, kadangi prekiaujam jais jau kelinti metai, tačiau kiekvienais metais vis turim kažkokių naujienų. Ir šiandien gal pristatysiu vieną iš naujienų, tai bekontaktį pesticidų užpildymą į purkštuvą. Tiesiog bakelį turim specialių kamščių, kuris yra uždaras. Uždėjom čia, paspaudėm pritraukimą ir chemija bėga automatiškai į purkštuvą
ir be jokių kontaktų nereikia net atsukti mum kamščių. Paspaudus mygtuką atsidaro automatiškai bakelio dangtis, išbėga visa chemija, tada išbėgus chemijai savaime pasiduoda švarus vanduo ir išplauna bakelį ir po kažkiek laiko išplovus tas kamštis susidarys. Paspaudus mygtuką kamštis susidarys savaime, atsirakins šitas bakelis, kurį galėsim lengvai išimti. Taip pat noriu paminėti, kad jeigu reikia nepilną bakelį išleisti, o tam tikrą kiekį, mes galim tiksliai užsiduoti gramais, kiek mes turim išleisti iš to bakelio ir įtraukus tą kiekį, mums sustos, girdėjot garsas pokšt, atsirakino ir šitas bakelis išsiima. Aš manau, Martynai, mums reikalingas naujas tręštuvas. Tai ką, naujas Kverneland tręštuvas, visiškai naujiena, naujas konceptas, naujas dizainas, naujas požiūris į techniką. Tai pirmiausia prikabinimas, tai yra giliai įkištas į rėmą, svorio centras nenutolėja nuo traktoriaus, todėl talpa gali būti daug didesnė, 4700 kg. Nauji Kverneland kompiuteriai su begalė funkcijų, su posvirių kampo rodymu ir papildomų sensorium. Čia kintava pažiūrėjus matosi, ar tiksliai užpiltos trąšos, tas labai palengvina nustatymą trąšų barstomosios. Taip pat labai gera opcija naujose tręštuvuose. Tai matome, ar tręštuvas pakabintas į priekį ir atgal nenusviręs. Prikrovant trąšų, tręštuvas pasėdo, ūkininkas mato, gali iš traktoriaus paspaudęs mygtuką centrinę traukę pareguliuoti ir šitas sensorius parodys, ar teisingai užkabintas. Tas įtakoja labai tręšimo kokybei. Kompiuteriai turi begalę funkcijų, tai yra 4 atskiri laukai, galima ir kamerą pasijungti ir taip toliau, begalė informacijos, galim pasijungti 2 laukus, norim pasijungti 1 lauką, labai funkcionalu. Ir viską galima čia valdyti ir iš traktoriaus, ar ir taip, arba? Ne, tai viską valdomės iš šito kompiuterių, tačiau geras klausimas, šita maža dėžutė įmontuota tręštuvė, tai yra SYNC sistema. Su šita sistema mes paėmė telefoną per Bluetooth sąsają, prisijungėme prie tręštuvo ir visą informaciją, kurią mato vairuotojas šitame kompiuteryje, mes galim matyti savo telefone. Ir dar yra labai gera funkcija, jeigu, pavyzdžiui, dirba vienas žmogus, vienas ūkininkas, pavyzdžiui, ir pila su kitu traktorium trąšas ir jam reikia, pavyzdys, įpilti toną trąšų. Tai jis nemato šitų kompiuterių kitam traktoriui esančių, tai jis pasiima telefoną, pila ir žiūri, aha, jau įpyliau toną ir išjungi viskas, nustatymas baigtas, pripylimas. Tai vienu žodžiu, Kverneland tręštuvai tobulėja ir tobulėja. Jie visada buvo labai tobuli ir labai tiksliai bėri, ypatingai sekcijų kontrolė, tačiau šitas naujasis modelis, tai aš drįsčiau įvardinti, šiaip flagmanas dabar tręštuvuose yra. Na, šitas privalumas tikrai patiks moteriams, kadangi tai yra daiktadėžė, viskas tvarkingai, kaip spintoj bus sudėliota, tai yra trąšų nustatymui įrankiai ir visa dėžutė. Čia yra sudėti pagrindiniai reikalingi dalykai, tai yra išmanioji trąšų nustatymo kokybės dėžutė, pasverti litrų svorį, svarstyklės, pirštinės, nustatant trąšų barstomąją, įdėjom į dėžutę tvarkingai kaip namuose. Na ir čia įdomus dalykas, iš tikrųjų yra naujiena, tai yra vanduo, švarus vandens bakelis, rankom nusiplauti, tas pats kaip purkštuose, pakišom rankas, nusiplovėm, sėdam į traktorių. O va šito labai trūko, taip. Naujiena rinkoje, tai yra trąšų užpilimų platforma. Šita platforma yra gan sunki, tačiau jinai užsifiksuoja pakėlus, atrodo kaip trąšų barstomosios galas, tačiau ją lengvai nuleidžiame, čia galima vaikščioti drąsiai, nenuluš. Na ir išmaniosios kopėtėlės, ko labai pasigenda ūkininkai. Šitos išmanios kopėtėlės gali būti montuojamos šitoje pusėje, jas nusinešti į kitą pusę, įdėti. Na, o jeigu norim trąšas pilti per šoną ir pasižiūrėti per šoną, jos lengvai užsideda netgi ir šitoje vietoje. Ir jas paskui nuimsim. Ir jos bus laikomos, čia bus speciali anga, šitom kopėtėlėm, padėjom, uždarėm duris, viskas. Kverneland naujasis dozatorius, viskas pagaminta iš plastiko, apačiai yra nerūdijančių plienų. Turime lėtaeigį maišytuvą trąšoms. Labai įdomus faktorius, kad šitas maišytuvas, jeigu kažkas tai papultų, sudžiūvusios trąšos ir kažkas ir jisai užstriktų, jis savaime įjungia reversą, pradeda suktis į kitą pusę, išsivalo ir vėl pradeda sukti į priekį. Na ir šita keturkampis skylė, jinai yra patentuota Kvernelando ir va, kaip jinai mažėja ar didėja, pasižiūrėkim, ir galima nuo 1 kg nustatyti iki 550 kg per minutę dozavimą.
trašų dozatorius, mentis, diskas, jisai iš esmės likęs toks pat kaip ir buvę, kadangi šitos 8 mentės yra labai pasiteisinusios ir pasiteisinusios yra keletų aspektų ir vienas iš tų aspektų pasirodo, kad ūkininkai važiuoja vis didesniu greičiu per lauką ir beria plačiau. Ir kas atsitinka, kada yra 2 ir 8 mentės? Kada yra 2 mentės, atsiranda 2 srautai, o traktorius važiuoja greitai ir tada tie srautai neperdengia viens kito, atsiranda kaip laiptuotas patręšimas. Kada yra 8, tie srautai tankiai eina ir mes galim nebijoti važiuoti netgi 25 km greičiu, tręšti didelę normą ir tikrai turėsim 100% kokybišką padengimą. Greitai, efektyviai ir kokybiškai. Greitai, efektyviai. Na, o šitas cilindras, jisai sukinėjęs į ratu ir čia šonė yra skylė. Ir daugelis ūkininkų klausia, tai kaip tos sekcijos valdosi. Tai va matot, atsidarius skylė gali atsidaryti į vieną pusę disko, gali nusisukti į kitą. Ir į kurią vietą paduodama traša, tokiu toliu jinai nubyra. Reiškia, ir taip veikia sekcijos. Labai geras principas, labai tikslus principas, paprastas. Čia turim. Taigi turime atnaujintą Kverneland Optima tiksliąją sėjamąją, o kas atnaujinta, tai būtent spaudimo į žemę reguliavimas. Turim hidraulinį reguliavimą su davikliu, kuris yra sumontuotas čia ir reaguoja į šių atviraminių 2 ratų padėtį ir spaudimą į žemę. Taigi kabinoje nusistačius spaudimą į žemę, jisai išlieka toks pat, netgi nepriklausomai nuo dirvos kontūro. Tai jeigu, pavyzdžiui, važiuojam, turime kietesnę žemę, lengvesnį, jisai iškart reguliuoja ir didina arba mažina spaudimą. Taip pat sėjamoji yra sumontuota pudama sistema. Kas yra pudama? Tai porcijinis trąšų dozavimas. Dažnais atvejais tokios tiksliosios sėjamosios turi tiesiai vienai eilute išbertas trąšas, o būtent pudama sistema turi porcijinį trąšų dozavimą. Kaip matote, trąšos yra būtent tolygiai terptos po sėklą, žemiau šiek tiek. Ir tokiu būdu gamintojas skaičiuoja, kad turime iki 25% mažesnį trąšų atidavimą ir su lygiai tokiu pačiu derliumi, kas būtų beriant ištisai. Einam toliau. Dar viena atnaujinta sėjamoji, tai pakabina monoraginė sėjamoji. Kas būtent atnaujinta, tai išsėjimo elementas, kuris pats noragėlis yra pasiaurintas. Tikslas yra tai turėti mažesnį pasipriešinimo jėgą. Priekyje turim kietmetalio plokštelę, tai natūralu ir dėlimas bus daug ilgesnis. Ir galimybė su tokia sėti tiek į dirbtą, tiek ir tiesiai į ražieną. Kitais metais Agritechnika parodoje turėjome 12 metrų Kverneland diskinį skutiką, šiemet gamą papildė 10 metrų skutikas, galbūt sakyčiau, tai yra 2,5 metro kiekviena sekcija, tai turime 4 skutikus po 2,5 metro, kas leidžia turėti išskirtinį kopijavimą dirvos paviršiuje, jeigu turim labai nelygų ar kalvotą struktūrą. Taip pat diskai leidžiantis dirbti nuo 3 iki 15 cm giliu bei itin patogų ir lengvą gylio reguliavimą. Tai būtent vienas priekinių ratų reguliavimas yra štai šičia. Tokiu būdu nustatome priekinių ratų gylį darbinį reguliuojant, o galinių volų lygiai taip pat būtent vieno volo sumontuoti ir jau visas skutikas pasikeis darbinį gylį. Tai turim universalų padargą, kuris gali dirbti nuo 3 iki 15 cm gylių. Turime iki 18 km/h darbinį greitį, tai turėsim tikrai didelį ir našų padargą. Sumo labai pasiteisinusi sėjamoji mūsų ūkyje. Malonu girdėti. Tai šiandien turim atnaujintą modelį, būtent Sumo DTS 6 metrų. Galime pasiūlyti su dar didesniu, tai yra 5000 litrų bunkeriu, kas iš tikrųjų padidina našumą, nereikia taip dažnai pačios sėjamosios užpilinėti. Taip pat turime atnaujintus dozatorius, kurie būtent labiau pritaikyti prie 8-9 metrų sėjamųjų, tam, kad turėti ypač reikalingą didesnį sėjos normos dozavimą, kai kalbam apie žirnių pupų sėją. Turime
pačią pagrindinę siejamosios dalį, tai yra siejos elementą, kuris yra šiai dienai atnaujintas. Turim didesnius sudėtus cilindrus, kuriais mums turėti didesnį spaudimą į žemę, jeigu kalbam apie itin sausas sunkės sąlygas. Taip pat turime patį užėrimo disko skirtingą reguliavimą, tai nuo šiol mes galime jį tiek nutolinti, tiek priartinti prie sijimo elemento. Turime ir spiruoklinę apsaugą, kurios įtempimą spaudimą į žemę galima reguliuoti, perkaičiuojant spiruoklės padėtį. Taip pat kojos dirbimo reguliavimas patampa šiek tiek paprastesnis, turime daug patogesnį prieimą prie jos, kaiščių pagalba nustatome jos dirbimo gylį. Ir taip pat atnaujintas sėjos noragėlis, kurio dėka mes turėsime sėklos įterpimą ir kartu trąšų per vidurį įterpimą apie 2 cm žemiau negu sėklos. Dangi, ką tu čia skaitai? Ką skaitau? Skaitau apie moderniausią purkštuvą pasaulyje. Jeigu mes buvom Keisų stende prie technologijų, kurios pasirodo kompiuteryje ir galime matyti savo techniką, tai čia mes turime technologijos, kurios pasireiškia lauke. Kokybė, tikslumas ir turbūt tai, kas yra brangiausia, ką ūkininkas investuoja, tai yra augalų apsaugos priemonės ir nori, kad jos veiktų kokybiškai, kad atliktų savo darbą, tam reikia turėti kokybišką purkštuvą. Tai Agrifa kompanija yra ta kompanija, kuri ir siūlo purkštuvus, tikslius purkštuvus ir pačius inovatyviausius. Džiaugiamės stovėdami Agrifa stende. Ir iš tikrųjų po kelių metų pertraukos Agrifakas vėl dalyvauja parodoje ir pristato iš tikrųjų šį kartą labai daug naujienų ir naujų modelių, kurie yra tiesiog neįtikėtini. Ir už mane stovi naujasis Vanguard modelis 6 tonų 700 litrų talpos ir su savo visiškai nauja išvaizda. Tai iš tikrųjų akį traukia iš pirmų žvilgsnių, tiesiog norisi jį turėti ir begalį daug visokių inovacijų ir smulkių dalykų, kas yra šitame purkštuve pakeista nuo ankstesnių modelių. Tai šalimais yra siurblinė, kuri yra iš tikrųjų unikali ir jinai yra taip padaryta ir sujungta ant trumpų jungčių, neturinti stačių kampų, kad vanduo niekur negautų papildomų slėgių. Tai iš tikrųjų yra unikumas Agrifako, ką bandė nukopijuoti visi gamintojai ir likutis visame purkštuvės skysčių ir nesiekia 7 litrų. Tai yra iš tikrųjų labai geras sprendimas. Noriu pasidžiaugti naujieną, ką deda Agrifakas, tai deda purškimų siurblį Hypro, amerikiečių firmos, tai yra naujos kartos siurblys, kuris yra patobulintas ir turi kaip tepimų bloką priekyje, kuris turėtų tarnauti dvigubai negu anksčiau šitie įmontuoti siurbliai. Tai yra vėlgi visiška naujiena Hypro firmos, ką montuoja Agrifakas eilę metų, tai yra gera žinia ūkininkams. Mažiau priežiūros, mažiau išleistų pinigų po garantijos. Šitas naujasis Vanguard modelis, tai yra jeigu atkreipsi dėmesį, išsikelianti mašina vadinasi clearance plus, tai jis ir kalbinių vadinamas, ir kukurūzam purkšti, aišku, Lietuvoje mes tokių parduodam nedaug, bet mašina turi galimybę išsikelti iki 2 metrų prošvaisą pasidaryti. O čia naujasis mūsų Agrifak Vanguard 5 tonų 500 litrų talpos. Aišku, kaip ir visi dabar modeliai, Vanguardas ir Endurance'as, jie yra su nauja kabina. Na ir pažiūrėkit šitos lempos, iš tikrųjų tai yra kažkas tokio fantastiškų, kas tikrai traukia akį ir norisi tą daiktą netgi pačiupinėti, paliesti, kaip čia gražiai šviečia. Tai šitas 5-tonis purkštuvas, 5,5 tonų talpos, jis turi netgi aikštelę, ką labai prašo ūkininkai, yra labai patogu susidėti daiktus, kaip kad ir būdavo 8-toniam purkštuvė. Šitos sijos, kur yra ventiliatoriai sumontuoti kas 3 metrai, jos buvo ir yra populiarios daržovių ūkiuose, kas augina bulvę, šparagus, braškes ir visas kitas kultūras. Aišku, ūkininkai auginantys kviečius ir rapsus galbūt gali apsieiti be šitos opcijos, bet šita sistema yra fantastinė, jinai padengia augalą nuo pat viršaus iki apačios. Agrifak impulsinė purškimų sistema. Tai ši sistema iš tikrųjų yra pati pirmoji impulsinė sistema, kuri rinkoje pradėjo dirbti realiai laukuose ir iki šiol jinai tikrai dar nėra pakeičiama, nes turi
100 Hz dažnį, tai yra 100 kartų per sekundę gali atsidarinėti purkštukas. Tai dar konkurentams reikės gerokai pasistengti, kad turėtų tokią sistemą. Na ir mūsų 8-tonis gražuolis, pats didžiausias Agrifa savaeigis purkštuvas. Čia priekyje matome sumontuotas naujos kartos Agrifa kameras. Anksčiau būdavo modeliuose stovėdavo kas 3 metrai, dabar yra nauji modeliai stovi kas metrą kameros, kurios labai tiksliai fiksuoja žolės ir gali nupurkšti ten, kur reikia ir tiek, kiek reikia. Na ir aišku, 8-tonis turi begalę funkcijų tokių išskirtinių kaip priekį užpildymas. Privažiuojam priekį prie kelio ir čia visai yra užpildymų sistema, pajungiam žarną, šitą žarną galima, dabar pririšta neina ištraukti, tiesiog čia laikiklis yra, ištraukiam, pajungiam. Noriu atkreipti dėmesį į naujos kartos koncepciją, tai šiuolaikiniai purkštuvai daromi ne tik, kad būtų galima uždėti plačius ratus, bet daroma, kad būtų galima uždėti kuo aukštesnius ratus. Na ir už manęs esantis ratas iš tikrųjų yra įspūdingas, tai yra 2,22 m, kaip mūsų žinomų krepšininkų aukštis. Tad iš tikrųjų spaudimas vyksta ne tik per plotį, bet ir per padangos ilgį apskritiminį. Agrifakas turi naujos kartos kabiną su naujos kartos porankiu. Šitas porankis bus daug funkcionalesnis negu buvo iki šiol, jisai bus kaip standartas visuose Agrifak purkštuvuose. Ir čia matom labai daug fizinių jungtukų ant porankių. Tai yra visos pagrindinės pasirinkimai, kurie reikalingi greitam purkštuvų nustatymui. Kadangi greičiai purškimų yra dideli ir mes turim reaguoti labai greitai kartais, tai bus labai patogu vartotojui. Taip pat naujasis kompiuteris, jisai yra dar didesnis negu buvo iki šiol, tai yra kaip televizorius. Ir jo funkcijos bus išnaudotos, kada naudosime taškinius purškimus ir žolių atpažinimus. Taip pat turim GPS monitorių. Šitą pasirinkam iš tikrųjų, kiekvienas ūkininkas gali pasirinkti kokį nori. Na ir dar vienas ekranas, tai yra multimedija, sąsaja su telefonu. O ką rašo laikraščiai, Dangi? Laikraščiai visgi rašo, kaip ir sakiau, nors ir vokiškai, daug nemoku, bet tai yra ateities purškimo technologijos. Prasideda čia. Ir jos prasideda Agrifak. Dangi, tokio dalyko dar nesu mačiusi ir tikrai neturėjusi savo ūkyje. Kas čia? Tikrai ne, bet kadangi Jolanta, jūsų ūkis yra labai inovatyvus ir nuolat ieško, kaip uždirbti daugiau, tai mes puikiai suprantam, kad gyvulininkystė ir pieno ūkiai šiandien dienai arba mišrūs ūkiai yra patys universaliausi ir atspariausi aplinkos poveikio įvairioms krizėms. Ir tada, kada mes diferencijuojam savo veiklą, galime pasiekti, pavyzdžiui, jeigu pienininkystėje sėkmingas periodas, gauname geras pajamas, jos gali padengti mūsų grūdininkystės nuostolius. Ir tada ūkis tampa rentabilus, tampa stabilus ir ilgaamžis. O žinoma, jeigu einam į gyvulininkystę, visada reikia pašarų dalytuvų. Gal ne tokio, kuris stovi šalia, nes tai yra naujiena, tai yra vienintelis pasaulyje 45 kubų pašarų dalytuvas, savaeigis pašarų dalytuvas. Niekur kitur tokio nepamatysit, niekur kitur neišbandysit. Silokin kompanija vieninteliai pristatė šį pirmąjį čia parodoje. Per ateinančius metus 26 metais jis bus testuojamas ir jį galima bus įsigyti nuo 27 metų. Savaeigis 2000 plus modelis skirtas ūkiams, kurie melžia 2000 karvių. Tai žinoma dideliems ūkiams. Bet puikiai suprantam, kad ūkis prasideda, galbūt pirmiausia prasideda nuo prikabinamo pašarų dalytuvo. Nuo kažko mažesnio. Nuo kažko mažesnio, kas skirtas, sakykime, 50 karvių. Galim pasiūlyti, žinoma, ir 30 karvių turinčiam ūkiui, nes visiems yra svarbiausia, Silokin kompanija orientuojasi ne į dydį, ne į prikabinamą ar savaeigį. Jų pagrindas yra karvė ir pašaro kokybė. Tai sprendimai yra kiekvienam ūkiui, bet svarbiausia, kad pašaras visą laiką yra išmaišomas kokybiškai, išdalinamas kokybiškai. Ir visą tai mes galime fiksuoti programoje, galime planuoti racionus ir tai gali stebėti jūsų, sakykime, raciono sudaranti kompanija, konsultantai ir panašiai.
Tai čia mes galime, pavyzdžiui, tik tai palyginti, kaip atrodo 45 kubų mašina ir 18 kubų kompaktinė mašina. Tai vat, pavyzdžiui, šitas pašarų dalytuvas gali būti skirtas ūkiui, kuris turi 100 melžiamų karvių. Ir galiu pasakyti, kad šiandien dar mes irgi papasakosiu jums naujieną apie dry scan, tai yra sausųjų medžiagų daviklį, kuris montuojamas, vat jeigu čia pažiūrėsim, jisai montuojamas mūsų paėmimo frezos, va šitoj vietoj. Ir jisai skenuoja visą masę, kuri eina į mūsų pašarų smulkintuvą. Ir jisai iš karto paskaičiuoja, tai yra irgi vienintelis realiai pasaulyje produktas, kuris iš karto jums perskaičiuoja sausųjų medžiagų kiekį ir užkrauna pašarų dalytuvą tik tai sausųjų medžiagų pagrindu. Tai yra iš karto leidžia sutaupyti ir tiksliai pateikti racioną. Ir ūkininkui lengviau dirbti. Jam lengviau ir tiksliau. O jeigu mes dirbam tiksliau, mes sutaupom pašaro ir mes gaudom daugiau pieno. Nes mūsų tikslas visada gauti kuo daugiau pieno. Ir jeigu mes einam toliau per stendą, mes galime čia matyti mūsų e-trucką. Kaip žinote, dabar labai populiari elektriniai automobiliai. Taip. Ar Jolanta jau vieną įsigijote? Dar ne. Aha, tai bet turbūt planuojat. Žinoma. Juk ir parama yra elektriniam automobiliam. Žinoma. Tai čia mes turime elektrinį pašarų dalytuvą. Ir šis pašarų dalytuvas jau ateinančiais metais pasirodys Lietuvoje. Pirmasis savaeigis elektrinis pašarų dalytuvas. Ir jį turės būtent Dotnuva Baltic įmonė. Dotnuva Baltic tik jį atveš, o jį turės mūsų Lietuvos ūkininkas, kurio karvytės mes maitinsime ekologiškai. Jis dirba tyliai, negąsdina karvių, nes žinot, kai muzika fermoje groja, tai tas variklis labai jau trikdo visą ritmą. Taip, iš tikrųjų, karvių ramybė, veršiukų, veršių ir taip toliau labai svarbu būtent produkcijos kokybės prasme. Ne? Visiškai teisingai. Ta prasme, mes sakom, kad karvės pieno kiekis yra ant liežuvio, tai yra pašaras, bet žinoma, jos komforto lygis yra labai svarbus. Tai ventiliavimas, apšvietimas, švara, takų, sakykime, išdėliojimas, vandens kiekis ir kiti visi parametrai, kuriuos galite irgi pasikonsultuoti, jeigu einate į naujus modernizavimo etapus su Dotnuvos Baltic projektų diegimo komanda. Alfonsas visada pasiruošęs padėti, išsirinkti geriausią melžimo robotą, išsirinkti ventiliatorius, apšvietimo sistemas ir kitus sprendimus, kurie leidžia padidinti jūsų karvių komfortą. Ir netgi padidinę vienu, sakykime, žingsneliu, ne? Pavyzdžiui, įrengė ventiliavimą, mes automatiškai gauname daugiau pieno, ko ir siekia kiekvienas ūkininkas. Tai šiais metais, kaip ir minėjau, kompanija Silo King pristatė dry scan skenerį. Va čia mes matome to skenerio instaliaciją, čia yra lempa speciali ir matuoja su spindulių pagalba matuoja bangos ilgį. Ir tiesiog iš karto į monitorių perduoda, kiek mes pakrovėme į pašarų dalintuvą sausųjų medžiagų kiekį. Ir jeigu tik tai jos netitinka, automatiškai jisai perskaičiuoja. Kiti gamintojai irgi gali pasiūlyti tą patį skenerį, bet jie negali pasiūlyti sprendimų, kad automatiškai būtų perskaičiuojama ir pakraunama tiek, kiek reikia. Tai va šiais metais yra Silo Kingo kompanija atnaujino visą programinę įrangą ir mes turime ir programinę įrangą visiškai naują ir turime daviklį, kuris montuojasi ant bet kurio savaeigio pašarų dalintuvo Silo Kingo, aišku. Ir tada automatiškai, kaip pavyzdžiui, turėjom vieną vokiečių klientą. Tai vokietis, sužinojęs, kad šitas daviklis yra jau galimas įsigyti, jisai iš prikabinamo dalytuvo nusipirko savaeigį, nors turi tik tai 100 melžiamų karvių, tai tą patį mažiausią savaeigį. Ir jisai sako, man per vienus metus jisai turi atsipirkti, nes aš automatiškai taupau. Nereikia man teleskopinio krautuvo, nereikia man traktoriaus, nereikia man prikabinamo dalintuvo, aš su vienu savaeigiu pašarų dalytuvu, vienas būdamas operatorius, nuvažiuoju, pasikraunu, išdalinu ir plus sutaupau, reiškia, kuro, sutaupau žmonių, nereikia, kad su krautuvu kažkas krautų. Ir tada svarbiausia, turėdama šitą daviklį, aš dar automatiškai padidinu primelžio kiekį ir aš automatiškai sumažinu pašarų sunaudojimą. Tai yra, iš visų pusių jisai suskaičiuoja, kad per metus laiko, šerdama 100 karvių, jam tas dalintuvas atsipirks. 100% efektyvumas. Taip, tai tikrai dėmesio vertas ir unikalus sprendimas vienintelis rinkoje.
Ir dar jeigu sugrįšime prie didžiosios mašinos, tai jos išskirtinumai, kaip sakiau, vienintelė pasaulyje, turime 4 ašis, visi 4 vairuojami tiltai, greitesnis pasikrovimas, nes turim didesnį kanalą pakrovimo frezą. Ir kas svarbiausia, jeigu dažniausiai visi savaigiai pašarų smulkintuvai, netgi ir prikabinami, yra skaičiuojama, kad mes dirbsime apie 10 000 motovalandų ir reikia jau galvoti apie atnaujinimą. Tai reiškia, arba mes keisime į kitą pašarų dalytuvą, arba dėsime detalės, kurias reikia pakeisti. Dylančias plokštes, galbūt kiti elementai reikalingi pakeisti. Ši mašina skirta 20 000 motovalandų. Tai reiškia, skirta faktas dideliems ūkiams, kurie daug šeria ir dirba daug motovalandų per metus. Tai kaip pavyzdžiui, lyginant mūsų ūkį, kai mes su technika pravažiuojam 1000 motovalandų per metus, tai 20 metų tu gali dirbti su šia technika ir nesinervuoti. Tikrai taip, aišku, gyvulininkystėje dažniausiai pašarų dalytuvas išdirba šiek tiek daugiau, mes skaičiuojam, turim ir iki 2000 motovalandų pradirbančius ir 2500. Tai dažniausiai būdavo, kad apie 5 metus ir jau pašarų dalytuvą tu turi galvoti apie keitimą. Tai šiuo atveju praktiškai 10 metų ūkis įsigijo labai aukštos technologinės vertės. Tai vienas dalykas, kad jis labai išmanus, ne? Praktiškai, kaip sakau, rinkoje nėra konkurento, kuris galėtų tokio skaitmenizacijos lygio technologijas pasiūlyti ir ilgaamžišką produktą. What? Fuck waiting for you to get it on your own.